Sveiki visi, su jumis Povilas iš Master Forex Akademijos ir šiandien kaip ir kiekvieną šeštadienį mes pasižiūrėsim su jumis į 4 pagrindinės kriptovaliutas, tai yra pasižiūrėsim į Bitcoiną, pasižiūrėsim į Ethereumą, į Litecoiną ir Ripple prieš Amerikos dolerį ir šį kartą daugiausiai jūsų balsų surinko kriptovaliuta pavadinimu EOS prieš Amerikos dolerį. Primenu dar kartą, jūs galite balsuoti už jums patinkančią kriptovaliutą, tai yra už 5 kriptovaliutą. Tos kriptovaliutos pavadinimą palikite šio video komentaruose ir tą, kuris surinks daugiausiai balsų. Aš čia įtrauksiu į sekančią apžvalgą ir pasidalinsiu savo atskaitos taškais remiantis Master Forex techninę analizę ir savo strateginę kryptimį, kurį aš pats naudoju tai kriptovaliutai. Prieš perinant prie pačios apžvalgos būtinai paspaudžiam pauzę, susipažinam su įspėjimu apie rizikas. Tai yra labai svarbu, o mes su jumis tada einam prie grafikų ir kaip visada pradėsim nuo Bitcoino prieš Amerikos dolerį. Pakankamai įdomi savaitė buvo Bitcoinui, kadangi pagaliau mes prakirtom D1 lygio atskaitos tašką, tai yra pagaliau išlipom iš fleto, kuriame sėdėjom pakankamai ilgai, netgi nuo kažkur tai nuo gruodžio, nuo sausio pradžios. Ir dabar mes štai turim D1 lygio fazierą į viršų ir oficialiai prasidėjusią trendo stadiją D1 į viršų. Plus jau fleto viduje buvo susiformavęs 4 valandų lygio fazieras ir mes atitinkamai turim jau 2 time frame'ų, tai yra 4 valandų plus D1 lygio trendo stadiją į viršų. Ir aš oficialiai pats savo fiksuoju trendo stadiją į viršų ir visą ateinančią savaitę jau prekiausiu ir naudosiu savo trendų pritaikytą prekybos sistemą ir važiuosiu tik tai į viršų. Man dabar egzistuoja tik tai buy mygtukas. Klausimas tik tai, ar man pavyks surasti užėjimus ir ar man pavyks dar iššokti į šitą trendą. Bet aš neabejoju, kad tikrai man rinka dar suteiks galimybių tai padaryti. Man dabar, kas yra svarbu, tai yra suprast, kas vyksta štai šitoj bangoj. Tai yra štai šita banga ir yra mano trendas, su kuriuo aš bandau eiti ir mes tu persikelsim į smulkesnius time frame'us, kad pasižiūrėt, kur yra tie atskaitos taškai. Bet įdomu yra dar vienas momentas, kad su štai šiuo D1 lygio fazieru į viršų mes tuo pačiu sustabdėm ir štai šią bangą žemyn, tai yra štai šis trendas žemyn, globalus mūsų Bitcoino trendas žemyn, sustojo dabar per štai šį fazierą. Tai yra, kol D1 lygio trendo stadija į viršų nesustos, tol mes galim judėti ir prakirsti šį pivotą, vėliau štai šį ir galiau pereiti tokį globalų fletą tarp štai šitokių ribų. Ir tada Bitcoinai jau pradės visi skaityti, kad jisai pakankamai stabilus. Nors ir taip, kol tupėjom tarp 3 ir 5 tūkstančių, tol jau kažkaip tai atrodys jisai labai stabilus. Žiūrėsim dabar, kas su juo dabar vyks ir persikeliam prie 4 valandų lygio time frame'o, kad surast atskaitos tašką šiai trendo stadijai į viršų. Prisimenat, štai čia yra D1 lygio fazieras į viršų, o štai čia yra 4 valandų lygio fazieras į viršų ir štai mes turim strateginę kryptį į viršų. Ir dabar klausimas, kurgi yra atskaitos taškas, kurį kitus taps iškart aišku, kad trendas sustoja. Tai pagal MF techninę analizę apsauginis pivotas, kuris saugo šį trendą į viršų, jisai dabar randasi štai šioje vietoje. Štai čia. Ir šis atskaitos taškas saugo visą štai šią bangą viršų, štai šį visą trendą viršų. Kaip matot, iki šio pivoto yra per toli, kad galima būtų jį orientuotis, todėl aš orientuosius į kitus binarinius dėsningumus remiantis Master Forex techninę analizę ir su jumis pasidalinsiu dabar, kad štai šis taškas man yra svarbus ir paaiškinsiu tuoj kodėl. Jeigu mes dabar nuo štai šio taško, nuo ten, kur mes esam, nueisim ir prakirsim štai šį atskaitos tašką, tai čia jau bus H1 lygio fazieras žemyn. Tai reikš, kad nors trendo stadija D1 plus 4 valandų lygio yra į viršų, bet aš čia kol mes esam štai šitoj bango, jeigu jinai išvis vyks, tol aš negalėsiu taikyti savo trendų pritaikytos prekybos sistemos, kadangi man reikia palaukti, kol H1 lygio fazieras žemyn sustos. Kai tik tai jisai sustos, aš tada žiūrėsiu, ar nesusiformuoja nauji atskaitos taškai ir tada jau nuo geresnės kainos bandysiu dirbti viršų, jeigu išvis toks scenarius vyks. Todėl štai šis taškas man yra svarbus. Arba mes einam toliau į viršų, atitinkamai, kai tik tai prakirsim štai šį atskaitos tašką, mes tada iškart apsauginis pivotas persikels į štai šią vietą ir gausis, kad štai šis atskaitos taškas, jisai taip ar taip dabar man yra aktualus. Taigi, aš
taikau savo trendui pritaikytą prekybos sistemą, strateginė kryptis oficialiai yra į viršų ir kol štai šis atskaitos taškas nebus skirtas, tol aš agresyviai bandysiu su šiuo trendu į viršų eiti. Žiūrėsim, kas iš to gausis, žiūrėsim, kaip ilgai šis Bitcoino trendas liks aktualus, ne? Važiuojam toliau, sekanti kriptovaliuta yra Ethereum prieš Amerikos dolerį. Ethereum pakankamai ilgai laužysi, kai jau Litecoinas ir Bitcoinas buvo savo trendo stadijose, Ethereum vis dar kažko tai delsė ir kažko tai laukia. Bet dabar, kaip matot, prakirto dabar savo atskaitos taškus, taigi mes dabar turim štai labai panašią situaciją, kaip ir Bitcoino, tik tai su tokiam trumpesniam bangom, ne? Turim štai čia D1 lygio trendo stadiją viršų ir fazierą viršų ir štai čia turim 4 valandų lygio fazierą viršų ir trendo stadiją viršų. Ir vėlgi čia irgi oficialiai aš galiu užfiksuoti trendo stadiją viršų ir pradėsiu taikyti savo trendų pritaikytą prekybos sistemą. Man bus jau dabar įdomu pasižiūrėti, kur štai šita būtent banga sustos ir štai šita banga ir yra trendo stadija, kurioje aš dirbsiu. Perinam prie smulkesnio time frame, kad pasižiūrėti, kas ten vyksta. Štai matot, tas pats D1 lygio fazieras į viršų ir štai čia 4 valandų lygio fazieras į viršų. Atitinkamai štai šita banga į viršų, jinai saugom štai šio pivoto. Kol jis lieka nekirstas, tol D1 lygio trendo stadija į viršų tęsiasi. Man tai šis atskaitos taškas yra per toli nuo pačios kainos, tai kad aš galėčiau jį orientuotis, todėl kaip ir su Bitcoinu aš orientuosiuos į kitus binarinius dėsningumus ir vienas iš jų yra štai šis atskaitos taškas. Tai yra logika ta pati, jeigu mes jį prakirsim, tai čia jau turėsim H1 lygio fazierą žemyn ir man jau bus per pavojinga, kol mes esam štai šitoj bangoj, ieškoti naujų užsipirkimų. Tai yra man reikės palaukti, ne, kol štai šita banga žemyn susto. Bet vėlgi šios scenarijus dar kol kas nėra, todėl štai šis atskaitos taškas man lieka toksai lūžio taškas, ne, ir kol mes jo nekertam, tol aš toliau taikau savo trendų pritaikytą prekybos sistemą ir važiuosiu toliau su šiuo trendu viršų ir tikėsiuos, kad šis trendas truks pakankamai ilgai, kad aš galėčiau kuo daugiau iš šio trendo ištraukti. Žiūrėsim, kas iš to gausis, o mes kol kas einam toliau su jumis prie Litecoin. Litecoin, jeigu prisiminsit praeitą apžvalgą, prisiminsit, mes su jumis žymėjom štai šį apsauginį pivotą ir tada sakiau, kad kol jisai lieka nekirstas, tol trendo stadija į viršų Litecoin tęsiasi. Kaip prisiminsit, Litecoinas pats pirmiausias parodė tokį trendą į viršų. Pirmiau nei visos kitos pagrindinės kriptovaliutos, tai yra Bitcoinas ir Ethereumas, prakirto savo atskaitos taškus ir perėjo į strateginę kryptį į viršų. Ir kaip matot, jisai savo sėkmingai toliau važiuoja į viršų. Šis pivotas ir toliau kol kas lieka apsauginiu, bet, kaip matot, jau per toli kaina nuo jo pabėgo, kad galima būtų man į jį orientuotis, todėl čia logika labai panašiai, tai yra tas pats atskaitos taškas labai panašus, ne, tai yra jeigu mes jį kirsim, tai jau gausis H1 lygio fazieras žemyn ir tada jau čia prasidės tokia gilesnė korekcija, kurioje man bus per pavojinga maitinti rinką savo stopais ir būtų per rizikingas toks darbas. Bet kol mes nekirtam štai šio atskaitos taško, tol trendo stadija į viršų tęsiasi, tol aš toliau taikau savo trendų pritaikytą prekybos sistemą ir toliau dirbu su Litecoinu ir su jo trendo stadija į viršų. Žiūrėsim, kaip dar ilgai Litecoinas išsilaikys šioje trendo stadijoje, o mes tada einam su jumis prie Ripple prieš Amerikos dolerį. Ripple'as nors ir padarė štai čia 4 valandų lygio fazierą į viršų, bet aš vis tiek kol kas tai susilaikysiu ir pasiliksiu prie savo senų atskaitos taškų, tai yra perėsiu tuoj prie D1 lygio time frame. Mes su jumis jau pakankamai ilgai stebim šios atskaitos taškus ir matot, štai čia yra vienas fletas ir jisai yra štai šio fleto viduj. Tai kol mes liekam tarp šito atskaitos taškų, tol aš fiksuoju savo D1 lygio kaip minimum fleto stadiją ir kol kas tai nieko nedarysiu. Jeigu Ripple'as nueis ir prakirštai šį atskaitos tašką, tai jau turėsim tada fazierą į viršų D1 lygio ir aš tada galėsiu pradėti taikyti savo trendų pritaikytą prekybos sistemą. Bet kol kas aš su Ripple susilaikau, kol kas jisai lieka savo D1 lygio fleto stadijai. Žiūrėsim, ką jisai toliau uždarinės. Einam toliau, sekanti kriptovaliuta yra jūsų pasirinkta EOS prieš Amerikos dolerį. Su EOS irgi viskas labai gražu, jisai palaiko kitų pagrindinių kriptovaliutų trendo stadiją į viršų. Štai mes turim D1 lygio fazierą į viršų. Štai čia biški žemiau yra štai tokios bangos, kurios tiks 4 valandų lygio trendo stadija, ne? Tai yra pas mus D1 lygis plus 4 valandų lygis yra trendo stadija į viršų ir oficialiai aš galiu užfiksuoti savo, kad strateginė kryptis yra būtent į viršų. Dabar aš pats
jeigu dirbčiau, tai būtent dirbčiau vat, su štai šiuo vat, trendu į viršų, tai yra man reikėtų išsiaiškinti, kur yra atskaitos taškas, kurį prakirtus pasibaigs va štai šitą bangą ir atitinkamai mūsų CC banga perės prie fleto stadijos, tai yra pasibaigs ir grįšime į fleto stadiją. Taigi persijungsim prie smulkesnio diaframo, kad pasižiūrėt, kur yra tas atskaitos taškas ir mes su jumis matom štai tas pats fazieras į viršų ir štai šis atskaitos taškas, jisai saugo visą bangą į viršų, bet man šis atskaitos taškas yra per tolimas dabar nuo kainos ir man reikėtų pasižiūrėti, kurgi yra štai šios bangos atskaitos taškas. Todėl prisiartinam ir štai pivotas, kuris saugo šią bangą į viršų, jisai randasi jau štai šioje vietoje. Va, šis pivotas, jisai saugo visą štai šią bangą. Ir vėlgi, kaip matot, jisai yra per toli nuo kainos. Todėl logika labai panašiai kaip ir su prieš tai buvusiom kriptovaliutom, kurias mes jau pasižiūrėjom. Štai šis atskaitos taškas. Logika ta pati. Jeigu mes kirsim šį atskaitos tašką, tada turėsim fazierą H1 lygio žemyn ir prasidės jau tokia H1 lygio korekcija žemyn, ne? Kuriuoj man nėra prasmės maitinti rinką savo buy sandoriais, ne? Man reikėtų palaukti, kol štai šis fazieras H1 žemyn sustos. Primenu dar kartą, 4 valandų lygio ir D1 lygio trendo stadijos tuo tarpu išliks į viršų, galbūt greičiausiai, ne? Bet man vis tiek reikės palaukti, kol mes pabaigsim šitą H1 lygio bangą žemyn, jeigu iš vis jinai vyks, ne? Ir čia vat matom jau pivotas truputėlį arčiau ir štai šita banga gali iškabinti pivotą ir tada pasibaigs visą trendo stadiją viršų. Bet vėlgi, kol štai šis atskaitos taškas nėra kirtas, tol aš oficialiai pats savo fiksuoju trendo stadiją į viršų ir taikysiu savo trendui pritaikytą prekybos sistemą ir žiūrėsiu, kurioje vietoje ir kaip susiformuoja užėjimo zonos ir kaip aš galiu pritaikyti savo prekybos veiksmų algoritmą ir uždirbti iš šio trendo pinigų irgi. Žiūrėsim, kuom tai baigsis, žiūrėsim, ar ilgai šitie trendai tęsis. Jums norėčiau priminti ir atkreipti jūsų dėmesį, kad prasidėjo registracija į MF Advance kursą. Tai yra, jeigu jūs norite išmokti ir suprasti, iš kur šitie pivotai atsiranda ir kaip jais naudotis. Jeigu norit mokėti taip žingsnis po žingsnio eiti kartu su rinka ir bet kada, kai prasideda trendas, susiorientuoti ir žinot, kad štai su šito trendu reikėtų dirbti. Jeigu jūs norit tokius turėti konkrečius atskaitos taškus, kurie jums leims tiksliai nustatyti, kur yra trendo stadija ir ką su ją daryti. Ir jeigu norit turėti savo asmeninio prekybos veiksmų algoritmą, kuris leis jums dirbti ir uždirbti pinigus iš valiutų prekybos, tai visą tai mes su jumis išmokstam per 3 mėnesių MF Advance intensyvų kursą. O štai čia kažkur tai nuoroda atsiras, arba šio video aprašymę paliksiu nuorodą į MF Advance kurso aprašymą. Todėl kviečiu, registruokitės, jeigu domina, jeigu norit daugiau informacijos, irgi paskaitykit, spauskit nuorodą ir pasižiūrėsit, jeigu turėsit klausimų, galite juos užduoti. Jeigu turit kažkokių tai idėjų, klausimų arba pasiūlymų, irgi rašykit šio video komentaruose, bus įdomu su jumis padiskutuoti. O jeigu jūs dar neužsubscribavote šio kanalo, štai čia atsirado jums mygtukas, kviečiu prenumeruotis ir atsisveikinu su jumis iki sekančio savaitgalio. Sėkmės visiems!